Gerą vakarą. Kaip ir minėjau vakar, parodysiu, kaip yra tas vartojamas česnakas. Išsigeriant rūgpieniu, mano atveju rūgpieniu, nes susirūpinau pieną. Taip atrodo pusė skiltelės, nes pusė galvos česnako smulkinto, viena pusė liko. Ir tai va taip ir paprasčiausiai nekramtant užsigeriant rūgpieniu. O taip. O tokia stiklinė išsigeria. Nežinau, kiek čia gaunasi. Daugiau gal negu 200 ml šitą stiklinę. Taip daugiau iki pusės litro rūgpienio. Tai gaunasi taip, kad ir būni sotus po šitokio kiekio česnako ir rūgpienio. Na, ir baigėsi. Nu ką galiu pasakyti, kokie pojūčiai po vakaro. Sunkiai užmigau. Ir burnoj, tik tai nežinau nuo ko. Toksai buvo pojūtis. Kaip anksčiau kažkada esu rūkęs cigaretės, tai būdavo nemalonus jau skonis burnoj. Ar to tabako, ar to dūmo, aš neįsivaizduoju, bet jau kai ateidavo tas skonis, tai aš jau dažniausiai mesdavau rūkyti. Tai va dabar va, lygiai toks pats skonis pas mane burnoj, tik tai nežinau nuo ko. Visą dieną. Ar nuo česnako, ar nuo gali būti tų salotų. Tai va, baigsi salotas, o salotas tai smulkintos petražolės, korianda, žolės, mėta, raudonas svogūniukas smulkiai, pomidoriukas smulkiai ir granatas su aliejum ir citrinos, spaustos citrinos. Tai va, tai sakė, lyg tai koriandra, jinai pati tokia kaip ir įdomaus skonio. Tai gal per daug įdėjau. Tai va, tai paprasčiausiai jau gaunasi 5 diena. Rytoj parodysiu, kaip svoris kinta. Čia kas nori mesti ar kas, nes maitinimasis dabar gaunasi iš ryto geriau aliejų. Tai dabar salotą pasidaręs, tai tas pačias salotas iš ryto ir vakare gaunasi ne vakare.
3 valandą pietus. Va čia vakarienė gaunasi. Tai 3 valandą pietus, tai irgi prieš pietus aliejaus su obuolių sultim šiuo metu, bet šiaip su apelsinų sultim ir geriausia savam pačiam spaustis.